Sveiki, Poryt LT. Šiandieną noriu trumpai prisiliesti prie tokios aktualios visiems funkcijos, tai yra navigacija. Navigacija ypatingai svarbu, jeigu kartais tenka, kad ir savo krašte Lietuvoje nuvykti į tau nežinomą adresą ir tam, kad nereikėtų prie stacionaraus kompiuterio ieškoti, tam, kad nereikėtų važinėjant jau tame rajone klausinėti pa žmonės, nekvaršinti galvos žmogui, pas kurį vyksti telefonu, kad pasakotų, kaip atvažiuoti, ypatingai paprasta naudojantis navigacijomis. Tokia standartinė navigacija, kuri yra androidinėse telefonuose instaliuojama, tai yra paties Google Mapsai. Jie pasižymi tuo, kad galima matyti ir palydovinę nuotrauką iš viršaus, ir paprastai tai yra vaizdas iš viršaus. Patogus yra tuo, kad galima navigacijoje ieškoti objekto pagal pavadinimą internete, taip kaip Google paieškoje, ir tau padeda surasti ir adresą, jeigu jo nežinai. Taip, kad labai, sakykim taip, toks patogus, geras daiktas vienok, jeigu nuvyksti į užsienį, arba tavo interneto vartojimo planas nekoks ir tu nori mažiau duomenų suvartoti siuntimui, tai visą laiką rekomenduočiau instaliuoti tokią offlininę navigaciją, ir ta navigacija gali būti labai įvairi. Iš anksčiau, iš Microsoftinio telefono naudojimo patirties, aš turėjau labai gerą patirtį štai su tokia navigacija, kuri vadinasi iGo. Turi gana neblogą interfeisą. Labai įdomu, kai, pavyzdžiui, renki gatvės pavadinimą ir tu matai, kaip tau leidžia pasirinkti ne visas raides, o tik tai tos, kurios įmanomos, nes, sakykime, bet kokį žodį neparašysi, tik tai iš duomenų bazės tą, kuris yra miesto pavadinimas ar gatvė. Be abejo, prisisiųsti galima žemėlapį įvairių valstybių. Iš populiariausių offline'inių navigacijų tai yra Syčikas. Be abejo, prieš įjungiant navigaciją reikia suaktyvinti GPS imtuvą ir po to, kai jau GPS imtuvas yra suaktyvintas, tada paleidžiame Syčiką. Visos šitos navigacijos yra mokamos, turi bandomąjį laikotarpį tam, kad jūs galėtumėte išsibandyti, ar jums patiks, kaip veikia. Syčikas ypatingai turi gražų interfeisą, 3D objektus atvaizduoja. Patekus jums į senamiestį, matysite Vilniaus mieste arba netgi ir Kaune, pamatysite pagrindinius senamiesčio objektus, kurie yra 3D modeliai įkelti, tai tik pagerina orientaciją. Labai patarčiau jums vieną dalyką. Kaip daryti taip, kad jums užsienyje būtų patogiau naudotis navigacijomis. Tai yra, pabandykite navigaciją įsidiegti kuo galima greičiau, ir bandykite judėti iš savo žinomų taškų, tarp savo žinomų taškų, savo žinomais maršrutais, ir tada jūs pramoksite ją naudotis. Nes kai patenki į svetimą miestą, svetimoje šalyje, yra per daug dirgiklių tam, kad mokintis naudotis navigacijai. Kai tu pramoksti tarp savo žinomų vietų, žinai specifiką, suformuoji algoritmus, nes navigacija gali vesti trumpiausių kelių ir visokiais šunkeliais, gali tik per magistralės vežti, jeigu tu pasakai, kad tave domina greičiausias kelias. Žodžiu, visokių algoritmų, ir tam, kai tu matai, kad tu jau suderinai ir jis vežioja tave įprastais tavo maršrutais, kaip tu rinktumės pats, tu žinai, kad tu suderinai navigaciją tam, kad pagal tavo įpročius jis elgtųsi, ir tikėtina, kad taip jis elgsis ir užsienyje. Taip, arba tau nežinome mieste. Tai navigacija reikalinga ne tik vairavimui, ir iš tikrųjų šitai pasitreniravus, tai yra patogiau naudotis negu įmontuota navigacija automobilyje, kurį jeigu išsinuomojate. Bet navigacija taip pat patogi ir vaikštant po senamiesčius, matai architektūrinius objektus, yra čia pat telefono numeriai, gali iš telefono automatiškai, kaip taisyklė, skambinti į kavinę, rezervuoti viešbutį ar dar kažką. Žodžiu, yra visa duomenų bazė objektų, ir jie pasiūlo tau vadinamus POI, Points of Interest. Kitaip tariant, tu atžymėjęs, kokie objektai tave domina, ar tave domina architektūra, menas, ar tu nori sporto objektus kažkokius, kad tau pasiūlytų, ar tai tavo maršruto. Na, žodžiu, tai yra pakankamai geras pagalbininkas kelionėje. Vienintelis dalykas dar noriu priminti, kad pabandykite su juo
susigyventi savo žinomose vietose. Iki kitų pasimatymų poryt LT. That's right.